Aš išėjau. Išėjau ne todėl, kad norėjau, ne todėl, kad pavargau. Aš išėjau, nes tu mane išgynei. Iš tų namų, kuriuos aš laikiau savais. Iš vietos, kurioje tikėjau, kad esu laukiamas, mylimas, reikalingas. Tu sakei, kad tai daugiau niekada nepasikartos. Tu žiūrėjai į man į akis ir žadėjai, nuoširdžiai, tarsi tau rūpėtų. Ir aš tikėjau, kaip kvailys tikėjau tavo žodžiais, kuriuos vėliau pati pamynei. Tu vėl mane išgynei, dėl kažkokio nesusipratimo, dėl kvailo ginčo, pykčio akimirką. Išgynei su šaltu veidu, kuris įskaudino ir vėl privertė suprasti, kad ten niekada nebuvo mano namai, nors begalis kartų sakei, kad tai mūsų namai, mūsų tvirtovė. Aš išėjau jau ne pirmą kartą, tik dabar dar labiau įskaudintas. Išėjęs stabtelėjau prie uždarytų durų, prie tų pačių durų, kurias kažkada vadinau savo prieglobsčiu. Dabar jos buvo jau svetimus. Aš išėjau, sudaužyta širdimi, kuri dar ilgai barbens į tavo pažadus, taip, tuos netiesėtus pažadus. Tu juk pažadėjai. Ir tavo pažadai nuolat skambėjo mano galvoje. Bet dabar aš jų nebegirdžiu, tavo pažadų. Nes jie tapo bereikšmiai, nuvalkioti, niekam neįdomus, nes niekada nebuvo ištiesėti. Aš ne šventas, bet pažadų laikausi, bent stengiuosi juos išlaikyti. Man klysti juk negalima, o tau. Bet tu esi tu ir visada būsi. Real Dreams.